Tik tai jūs ir aš. Šitą filmą aš skiriu visiems savo gerbėjams, grupės fanams, žmonėms, kurie visą laiką klauso mano muziką, kurie buvo su manim visą šitą laiką. Labai senai prieš, atsimenu, 92 metai. Mama man atvežė dovanų magnetofoną. Tokių principų, kad visiškai netyčiomis klausydamas, atrodo, technotronikų kasetę, aš įjungiau kitą magnetofoną, reiškia, vienas magnetofonas grojo su technotronikas, kito tiesiog įjungiau įrašymą. Ir kažką pabandžiau ant viršaus padainuot, po to, reiškia, įrašiau ir paklausiau tą kasetę. Ir tai buvo tiek įdomu, kad aš išgirdau ant viršaus savo balsas, po to aš radau tokią, reiškia, sekcijų į nišą, įstačiau vieną magnetofoną, kitą pasistačiau šalia ir į tą nišą kažką padainavau ir visiškai netyčia kažkas gavosi ant viršaus, taip suskambėjo gražiai. Vakare aš parodžiau tą įrašą savo draugui Laimei. Pas mus buvo žiauri idėja sukurti grupę. Buvo diskusijos ilgos, kaip vadinsis. Mes dėliojam raidės ir pagalvom, kaip tai turėtų atrodyti. Vieną, trečią pavadinimą, bet jisai tiesiog surašė ant lapo tas visas 3 raidės ir pasakė, kad geriausiai skamba pavadinimas Cell. Tai buvo 92 metų lapkričio 10 diena, kai mes vadiname gimimo datos diena, lapkričio 10 diena. Tai buvo vakaras, turbūt gal po 12. Aš labai mėgdavau klausyti tą laidą, nes ją vesdavo Andrius Mamontovas. Andrius buvo labai įdomus pašnekovas, aš labai mielai klausydavau tą laidą. Aš paėmiau telefoną ir tiesiog paskambinau. Sakau, labas vakaras. Jis buvo tuomet didelė žvaigždė, aš nežinau, aš buvau, sakykime, visiškai paauglys. Man buvo baisu, aš paskambinau, aš sakau, kad aš labai noriu užsiimti muziką, nes kadangi girdėjau, kad jūs galite padėti, jisai pasakė taip, kodėl ne. Tiesiog toliau mes jau šnekėjom ne eterį, jisai sako, ar tu groji, ar tu taip, aš sakau taip, aš tiek muzikuoju, pučiu dūdą, bet jau turiu demo įrašą. Tai buvo, reiškia, parašytas mano tekstas apie kiemą. Jisai tiesiog pasakė per telefoną, gerai, atnešk man įrašą ir susitinkam. Aplamai tą muziką, kaip sakau, įtakojo tik ką pasirodžiusi Pompa. Tai buvo irgi viena iš lietuviškų grupių, kuri labai man patiko. Aš, mano draugas Laimis, kartu atvažiavom į tam sutartą vietą ir su drebančiom rankom laukiam, kadagi jisai pasirodys. Ir kažkur iš tolumos per gatvę pasirodė Andrius. Mes ten bandėm kažką jam pasako dar sakyti, jisai neipatingai klausė, sakė, duokit man savo įrašą ir susitiksim. Ir tai vyko visiškai labai trumpai, mes atidavėm įrašą ir tai buvo po to porą dienų laukimo. Na ir po to paskambinau, sakau, labas, čia aš. Jisai sako, aš klausiau įrašą, tai tikrai iš tikrųjų yra labai įdomu. Mano brolis yra Pompos prodiuseris ir jisai labai mielai norėtų su jumis susipažinti, pasikalbėti ir galbūt iš to kažkas gausis. Pirmą kartą aš susitikau su Justu ir paklausė, reiškia, mūsų tą pirmą prominę kasetę ir jisai pasakė, kaip prodiuseris, aš galėčiau pakoreguoti šitą tekstą ir mes galėtum padaryti pirmą realų, sakykime, tikrą įrašą. Iš esmės patiko visų pirma tai žanras, tuometinis hip-hopas, vadinkim taip, nes tai buvo muzika, kurią aš gyvenau, tai buvo grupės Pompa pati pradžia, kurią mes kartu su Svonu įkūrėm ir puoselėjom tuo metu. Ir tai buvo pats pirmas pasiūlymas mums, prašymas, pasiūlymas kažką tai produsuoti. Tai viskas vyko mano namuose. Privežė daug aparatūros, tiek daug, kad visam name atsijunginėjo šviesa to įrašo metu ir tai jau aš dadainuodavau gerai tą dainą, reikėdavo dainą kiemas, tai įsijungdavo elektra ir tai tęsiasi, sakykime, ilgą laiko tarpą. Buvo
keistas tas momentas, kai kokybiškai pirmą kartą aš save išgirdau per kolonėlės. Aš išgirdau savo pirmą dainą, savo pirmą kūrinį ir aš nežinau, man atsimenu, šiurpas bėgo per kūną. Po jau poros dienų kūrinys pateko į radijo stotis ir buvo dar keisčiau išgirsti pirmą kartą save per radiją. Kad jeigu jau aš prisimenu, jeigu su daina Kiemas, čia yra mano kiemas, aha, tai aš manau, to užtenka mano kartos žmogui. Buvo nufilmuotas pirmasis videoklipas, tiksliai atsimenu tą datą, tai buvo 93 metų sausio 2 dieną, vyko laida Studija MT ir aš sukviečiau visus, kas šventė pas mus naujus metus ir sakau, tuoj mane rodys per televizorių. Manęs bijo, mano kaimynai, gerbė draugai ir čiuvychos myli. Pažįsta mane kiekvienas jūsų kvartalė, žino, kad aš grupės L vokalas, nors tu gerai žinai, bet priminsiu tau vėl, kad grupės L tai grupė VL. Atsimenu, reiškis, tą skambutį pirmą, kad bus mūsų viešas pasirodymas, koncertas. Tuo metu jau buvo įrašytas ir Kašio Fanatas. Pirmą kartą aš užlipau ant scenos. Tai buvo sporto rūmai ir tai buvo antiek didelis malonumas išlipti, stoti prie žmonės ir dainuoti. Tai buvo kažkas nerealaus. Po to sekė pirmo albumo įrašai. Viskas buvo įrašinėjama įrašų studijoje M1. Ir metų, reiškis, bėgiai pasirodė pirmas mūsų albumas Kaip ir tu. Aš visiškai, sakykime, ant savo begalvės atsinešiau kasetę namo ir mano tėvai išgirdo tą pirmasis mano dainas, kaip čiulptu ir panašiai, visus keiksmažodžius. Ir jie pasakė, kad tai niekada neišeis ir aš uždraudžiu savo vaikui groti tokią muziką. Saulius paskambino mano tėvam ir pasakė, kad jisai turi išvažiuoti 3 savaitėm laiko po koncertus po Lietuvą. Mano tėvai iš pradžių neleido, sakė, ne, jokių būdų jisai niekur nevažiuos, čia tokias dainas, nesąmonė. Dėrybos baigėsi tuo, kad mano mama pasakė taip, jisai važiuos į turą ir gros ten, jeigu į albumą nepateks tos dainos su keiksmažodžiais. Ir jau važiuodamas autobusu, tai buvo bendras autobusas, kur važiavo daug žvaigždžių. Atsimenu, Saulius pasakė, mes turim nedėtų dainų. Aš pasakiau, ką tu durnas, kaip mes negalim dėti šių dainų, čia geras dainas. Grupės L neordinarūs kategoriški sprendimai 90-ųjų pirmoje pusėje turbūt buvo gana stiprus iššūkis labai suromantiškėjusiai lietuviškai popscenai, dėl to tokie sprendimai kartais sulaukdavo keistokų vertinimų. Žinoma, abejingų šiam reiškiniui nebuvo. Prasidėjo antro albumo įrašai ir tai buvo albumas Paskutinį kartą. Rugpjūčio 5 dieną turėjo pasirodyti naujasis Celo albumas Paskutinį kartą, tačiau dėl nekokybiškų audio kasečių šio albumo datą reikėjo perdėti vienai savaitei. Ir pagaliau jau šį penktadienį naujasis Celo albumas Paskutinį kartą jau pasirodė prekybinėme tinkle, taip kad jį laisvai jau galėsite nusipirkti. Nu, aš labai teigiamai galėčiau įvertinti šį albumą, juolab, kad radio stoties Titanika populiariausių dainų 10-tuke Celo kūrinys Tu neturėsi manęs net 2 savaitės yra pirmoje pozicijoje. Tu jauti tą patį, ką ir aš jaučiu, mes bėgame abu nuo tų minčių, kad laimė vis vien amžinai nesitęs, tu neturėsi manęs, aš neturėsiu tavęs.
Nežinau, kas buvo nesklandų, bet tiesiog po šito albumo įrašymo tiek Justas, tiek Saulius, tiek Andrius Mamontovas pasakė, kad daugiau mes šitos grupės neprodusuosim, kad ji neturi perspektyvos. Aš labai norėjau rodyti, kad galiu daryti muziką ir pats. Tai buvo koncertas. Tuo metu buvo populiarios tokios grupės kaip RSA. Šiaip prasidėjo, reiškia, ta visa hip-hopo, gal šokių muzikos kultūros pradžia. Kai pamatėm Seus, tai buvo, pagalvom, tai geri konkurentai atsirado ir iš tikrųjų galingi ir tokį praktiką parodė, tai rebetos buvo stipresni už mus ir aš manau, kad yra teisinga. Tik tai buvo šitiek skaudojo kartais, kad jie geriau varo, bet jie turėjo vadybininką, turėjo visą kitą ir kas svarbiausia, turėjo naujas idėjas. Paskui pirmas įspūdis buvo, čia yra gerai, čia bus kažkas naujo ir bus įdomus. Žodžiu, viskas pasitvirtino. Man dingtelėjo tokia mintis į galvą, kad gana, reiškia, to vaikščiojimo galbūt grupė turėtų atrodyti šiek tiek kitaip. Ir aš tiesiog pasikviečiau, pamatęs po jų pasirodymą, kai jų šoko, pasikviečiau juos šokti kartu į grupę. Na kodėl šiandien tokia liūdna, kurgi dingo šypsena, tavo vidė, kurgi dingo vienadieniai, tavo draugai, tu nuliūdintos, tai negerai. Šildėm savo rajono parą, dabar pasiryžę sušildyti, sustat, negalvok, kad sušildo tik ugnys, tave sušildys judės. Niekad nepaviršiu vis tiek kontrolinio šūvio. Kontrolinis šūvis, nauja auka guli, kulka tu tik ir laukia, krūjį išsimaudį. Reikėjo įrašinėti albumą, 10 dainų reikėjo įrašyti per 10 dienų. Aš keldavausi 6 ryte, nes jau 9 turėdavau būti studiją įrašų, važiuodavau ten. Atsimenu iki to, kad jau pradėjau vairuoti mašiną, sustodavau ir miegodavau už vairo, nes man buvo visada didelė problema atsikelt anksti ryte ir ten susipažinau su labai įdomiu žmogum ir prodiuseriu Gediminu Zujum. Aš pasakiau, kad aš noriu įrašyti albumą, turiu idėją, turiu ambicijų ir gerai, mes pradėjom dirbti, mums davė viešbutį, prasidėjo įrašai. Per 10 dienų buvo įrašytas albumas Kontrolinis šūvis. Tuometiniai mano leidėjai Bomba, Giedrius Kumkevičius man pasiūlė padirbėti su Marijonu Mikutavičiu, nes net nežinojau, kas tai buvo per vaikinas, bet kai jį pamačiau pirmą kartą Marijoną, tai atsiminiau, kad tai buvo vaikinas iš mano mokyklos, kuris pardavinėdavo ženkliukus nelegalius. Marijonas tada man atnešė 3 tekstus, tai buvo Gali kristi, Kontrolinis šūvis. Aš perskaičiau tus tekstus, jie man labai patiko. Ir aš rašiau tekstą gabalui Man tavęs nereikia, Vėjas.
iš galo. Aš taip norėčiau žinoti, kur tu pamirštu spalvą tavo akių. Aš taip norėčiau tikti saulę su tavim. Aš taip norėčiau būti tavo viltim. Galbūt tai jūra, galbūt žvaigždės, galbūt anksčiau, galbūt tai mano sapnai, kuriuos aš pamiršau. Turbūt tai viskas, ko aš noriu, ką aš jaučiu, ko laukiu aš, ko aš gyvenu. Kai jau buvo viskas įrašyta, aš grįžau namo su įrašais rankoj, pakviečiau gal savo draugus ir jie paklausė ir pasakė, kad tai yra kažkas. Bet mes negalim gyventi be balių. Visas mūsų gyvenimas. Realiai po kontrolinio įrašų prasidėjo turas ir aš pajaučiau, kad ateina tikrasis, sakykime, rimtas populiarumas. Į mūsų sales pradėjo rinktis pasiekėjai mūsų. Tai buvo visiškai išprotėjęs jaunimas, mano bendramžiai. Ir mes grojom, koncertuose linksminomės ir tai buvo kažkas nuostabaus. Pavasarinio turo grįžom namo į Vilnių ir prasidėjo didieji koncertai sporto rūmuose. Mes atėjom su Dovydu į bingo ir prie mūsų prisėdo Rimas Šapauskas ir Martynas Tyla. Taip man tiesiog pristatė Dovydas. Čia yra Martynas, jis užsiminėja klubinė veikla. Tiesiog jisai užsiminė, jeigu tau būtų įdomu, aš galėčiau užsiimti tavo reikalai. Visus kontraktus prieš tai aš pasirašinėdavau užsimerkęs, nes man kažkaip net nereikėjo dėl tų pinigų, bet jisai pasakė, kad viskas gali būti kitaip ir jis tiesiog užsiėmė mūsų vadybą ir tikrai reikalai pajudėjo į viršų. Bet jis įnešė irgi savo spalvą ateidamas į grupę, jis pasakė, galbūt reikėtų atrodyti taip ar anaip, supažindino mus su dizaineriais. Tai buvo keistas laikmetis aplamai, sakykime, visoje muzikiniai kultūrai, nes atsirado kompiuteriai. Albumas buvo įrašinėjamas vien kompiuterio pagalba, nereikėdavo atsistojus nuo pat pradžių iki galo nuo dainų, bet galima buvo padaryti kažkokias pertraukas ir labai nustebau pamatęs dizainerių padarytą albumo viršelį, kad aš ten kabėjau kažkur ore ir už manęs buvo visiškai kažkokie neaiškus vaizdai. Pirmasis kompaktinis diskas, tai buvo didelis įvykis mano gyvenime, kai aš galėjau paliesti savo kompaktinę plokštelę atsargiai, tepant rankom. Pirmas neįvertintos kartos kūrinys buvo Leisk. Pasiėmęs kažkokį samplinį kompaktą, tiesiog radau muziką ir ta daina tapo labai populiariai, labiau visi laukia, kas bus po to kontrolinio šūvio, kas išeis per albumas ir buvo labai daug ambicijų, labai daug noro dirbti, buvo įrašytas pirma daina ir aš jau girdėjau žmonių atsiliepimus. Tai iš tikrųjų širdies, kad tai tikrai, kad tai muzika skamba.
skamba, sakyčiau, iki šių dienų gražiai. Tam buvo atiduota daug savo sielos, savo vidaus. Daina, kurią kažkada parašė Egis. Andrius. Egis kažkada parašė šitą dainą, mes atliksim kartu. Turėjau tuometinį kažkokį, turbūt gal pirmą Andriaus albumą. Aš pasirinkau hausinį ritmą, nusemplinau tiesiog nuo tos kasetės Andriaus grojamą gitarą, nes nedrįsau jo kviesti kartu ir rašiau tą kūrinį. Pasieksi planetą Solarį, rasi ten savo draugus. Mūsų albumą teisės į leidybą įsigijo Bomba. Tuo laiku prasidėjo Lietuvoje jau setapas, ką galima būtų pavadinti iš tikrųjų pirmoji lietuviškų šou biznių. Prasidėjo supratimas, kas yra reklama, muzika, klipai, jų prasukimas. Po albumo pasirodymo tiesiog prasidėjo koncertinis turas. Tai turbūt buvo vienas iš ilgiausių mūsų koncertinių turų. Pagalvojom, kad scenoje visai nieko būtų, jeigu būtų daugiau šokėjų. Pradėjom labai rimtai ruošti choreografiją, Olegas atrinko žmonės. Tai buvo ilgas darbas, mes važiavom iš miesto į miestą, iš miesto į miestą. Kai kuriuose salėse mes grodavom po 2 kartus, nes žmonės tiesiog nesutildo. SL buvo grupė Lietuvoje numeris 1. Atrodo, ką bedarytum, mes vis tiek buvom patys geriausi. Aš ar tikiuosi šiandien? Aš visada tikiuosi. Tuomet mes buvom nominuojami 5 nominacijose. Jis man priėjo ir sako, gal tu nori su manim susilažinti, kad SL laimės visas 5 nominacijas. Aš pasakiau, visiškai nerealu, tai aišku, galiu susilažinti. Aš buvau tada apstulbęs, iš tikrųjų nustebęs, kaip tai gali būti, kiek besakytų SL. Mes laimėjom. Labai ačiū visiems fanam tuomet. Tai buvo tas atpildas už tas bravo ašaras, kad mes negavom kažko, tiesiog jie labai pasistengė ir mes tą vakarą triumfavom. Atėjo laikas įrašinėti naują albumą ir tai buvo, nežinau kiek tas garsus albumas Guma. Kaip jūs? Prieš
Aš niekada neleisdavau kištis, bet, sakykime, tiesiai mane įtakojo vadybininkas. Jis pasakė, kad tu turi pradėti dainuoti, nors aš visiškai nemokėjau dainuoti. Tiesiog aš nusprendžiau tuo metu įsigyti savo įrašų studiją, kadangi buvo finansų. Aš pagalvojau, kam čia važiuoti ten, derinti su kažkuo, aš tiesiog nusipirksiu savo įrašų studiją. Ir tuo metu Xemų narys, Matas Petrikas, geras mano draugas, tiek mano kiemo draugas Marius Narbutis. Tuomet jis irgi turėjo įkūręs grupę, kuri vadinosi BO, parodė įrašus, įvyko susitikimas su Martynu Bilovžestu, kuris parašė daug dainų Gumai. Ir prasidėjo darbas naujoje įrašų studijoje. Mes nežinojom nei kaip, nei kas, bet turėjom moderniausią aparatūrą, tik nemokėjom su ją elgtis. Ir įrašėm pirmą dainą, tai buvo Sapnai. Ir tuo metu buvo jau populiarūs pasaulyje singlai ir aš uždaviau klausimą tiek leidybininkam, tiek kam, kodėl neišleidus mums singlo. Ir jie pasakė jo, kodėlgi ne. Mes pagalvojom, kad štai yra jau originalas tos dainos, reikia padaryti 3 remixų. Tai buvo rašyta, reiškias, Sapnų Club mix, plus garsų singlė kūrinys Aš galvoju. Ir išėjo pirmasis singlas. Taip, jis irgi prasidavė dideliu tiražu. Po to mes galvojom, kaip turėtų atrodyti tas pop albumas. Mes nenorėjom rašyti pop albumo kaip tokio, kaip grodavo ta visa pop muzika. Mes norėjom sumaišyti tai su pop, su dance. Ir buvo rašytas kūrinys lengvai. Man buvo, reiškis, ar Marius, ar Martynas, mes sukūrėm muziką, kažkas parašė žodžius, tai grojo pianinu, tai buvo graži pop melodija, jinai ypatingai gražiai skamba grojant fortepijonu, dainuojant. Ir buvo pasiūlytas Mato keistas sprendimas, jis pasiūlė trip-hop beatą, sunkų beatą, sujungt su pop. Ir iš to gimė lengvai. Tai buvo iš tikrųjų tuomet labai gražus kūrinys ir keistas. Mes nufilmavom videoklipą lengvai. Aš atsimenu to klipo filmavimas, tai buvo tikrai įspūdinga, tiek daug šviesos kamerų. Buvo pasirinkta tuomet jauna aktorė. Ir man labai patiko galutinis klipo rezultatas. Turo metu pamačiau salėse šiek tiek kitokią publiką. Aš pamačiau, kad mūsų koncertus pradėjo rinktis vyresni žmonės. Man tai buvo keista. Ir tas visas jaunimas kažkur irgi pasitraukęs lyg iš šoną. Ir aš supratau, kad tuo metu įrašydamas tą albumą aš praradau kažkokią dalį tų gerbėjų, kurie kovojo už tai jaunimo tas teisės visas. Kai aš jas propagavau ir aš pasitraukiau iš tai, aš jaučiausi lyg tai kažką išdavęs. Ir aš pasakiau griežtai, kad mes
važiuodami turim vežtis pačią geriausią aparatūrą, tuometinę, kas yra patį geriausią apšvietimą, kad mes iš tikrųjų parodytum kažką žmonėm. Ir iš tikrųjų mus lydėdavo koncertas po koncertų, daug žmonių, daug krūvų, visi išeit, neįmanoma išvažiuoti po koncertą. Stovėdavo kareiviai, jie saugodavo, mus krisdavo po ratais, gerbėjai, mašiną neišleidavo, verdavo sterija. Po albumo Guma, po tokio, sakykime, hiperpopuliarumo, mes šokom, net tuomet net nežinodami, bet pradėjom daryti muziką, kuri buvo artima mano sielai. Aš nedariau, nesivadovau nei Martyno, nei kitų, nei leiblų patarimais. Aš tiesiog kūriau muziką iš širdies ir taip gimė Kubas, taip gimė Kalbėkit, mano juokas, drum and bass versija, iš tikrųjų gražiai 5. efektas. Tuomet aš aplamai jaučiau Lietuvos muzikiniai kultūroje, kad po Gumos aš girdėjau masę albumų, kuriems mes parodėm kryptį ir grojo vienas ir kitas ir trečias ir 5 ir visi bandė kopijuoti tą albumą, nes jis buvo perkamas ir visi ėjo į tą pusę. Tuo tarpu mes bandėm groti visiškai ką kitą ir aš galvoju, to albumo pasiekoje, albumo Kubos pasiekoje atsirado žodis neformatas, nes iš to viso populiarumo mes pradėjom groti visiškai neaiškę muziką, sakykim, provincijom. Prasidėjo lengvi nemalonumai su policija. Aš pajutau tuo momentu didelį tokį presingą iš spaudos pusės, iš televizijos. Pats darydavau, sakykim, bileką. Tuomet mes jau dirbdavom su Alienu ir mes prisėdom, reiškės. Jau buvom pasirašę kontraktą į priekį, 2 singlom ir albumui. Taip gimė pirmasis singlas iš albumo Kubas, tai buvo Svetimi. Jis irgi sulaukė didelio populiarumo. Po jo buvo įrašytas singlas Tavo, nufilmuotas videoklipas Ice Cold Kiss 2X Mix. Triveidis. Tuo laiku ypatingai imponavo ir iki dabar, aplamai visada imponavo šokių kultūrą. Nutarėjau vėl vadovautis tik tai savo galvą, savo širdim, savo protu, savo skoniu ir atsiduoti šokių muzikos kūrimui. Tada į mano tuometinę studiją tiesiog užsuko neaukštas vaikinas vardu Giedrius, kuris norėjo įsirašyti kažkokią savo dainą. Ir taip mes susipažinom su prodiuseriu Nitro. Iš tikrųjų tai yra vienas iš man labiausiai patinkančių albumų. Įrašęs tą albumą aš pajutau, kad aš tiesiog negaliu daryti muzikos, kad negaliu vėl daryti, vėl važiuoti, vėl grot. Ir
tuo metu aš nusprendžiau sustoti ir aš nutariau mesti viską į šoną ir tiesiog išvažiuoti mokytis. Vieną dieną nutariau, kad aš daugiau nesimokysiu ir ten nebūsiu, prasimokęs 2 metus. Nutariau groti toliau. Tuomet pasirinkau vėlgi jauną, niekam nežinomą prodiuserį. Tai buvo Marius Basanovas. Mes vėl sėdom į studiją ir įrašėm albumą 23. Tai buvo vėl, sakykim, šokio muzikos albumas, kuris buvo neypatingai perkamas ir negalėjau, sakykim, rasti savęs ir tai buvo laikotarpis įrašytas tiek 23, tiek albumas Viskas, ką turiu. Tai buvo tokie darbai, kad, aš tiesiog tai dariau, kad daryt. Norėjau atsiriboti, kad sulauktų to momento, kad man ateitų tas noras vėl kažką daryti ir tai daryti su meile ir iš širdies, nes bet kokiu atveju supratau vieną dalyką, kad negalima apgauti žmonių, negalima apgauti savęs ir viskas gražu, gerai yra tai, kas yra natūralu ir daroma iš širdies. Vieną dieną dirbdamas studijoje aš užsikabinau ir radau naują stilių, aš rašiau dainą naują, kuri mane vėl paveikė, užkabino iš vidaus ir klausydamas ją man per kūną perbėgo šiurpas ir aš vėl užkabinau, aš radau tai, ko aš ieškojau ilgai, aš suradau stilių naują. Muzika tai laiptai sielai, tai liūdina, tai nemiela, vadinasi kažkas laukia, nusimesta kaukė, ar tai traukia, laidas link savęs nebijos, nereikas mano greitis įkūrtas, kad judėti man ir kas jį nori, į ritmą palimduoti, ir kas jį nori, apie nieką negalvoti, tik čilos, kvapą, nušos. Šiuo metu aš dirbu studijoje, įrašinėdamas savo naują albumą, kuris dar neturi pavadinimo, kuris yra dar visiškai nedabaigtas, bet yra tam tikra koncepcija, yra labai didelis noras. Ir aš galvoju, kad tai bus vienas iš mano
geriausių darbų. Ačiū!